Labas rytas, šiandien ketvirtadienis, gegužės 31 diena. Saulė tekėjo 4 valandą 51 minutė, leisis 21 valandą 43 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 52 minutės. Labai daug jau tų skaičių, geriau pasveikiname varduvininkus. Gintautą, Rimvilę, Angelę, Anelę ir Petronėlę. Šios dienos laikraščius apžvelgs mano kolega, žurnalistas Ričardas Artatavičius. Ačiū. Labas rytas visiems. Prieš laikraščio apžvalgą oro prognozė. Šiandien Respublikoje vietomis nedidelis trumpalaikis lietus, vėjas nepastovios krypties 2,7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną 13–18 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra 15–17 laipsnių šilumos. Saulės aktyvumas vidutinis, magnetinis laukas nepastovus. O dabar ką rašo rytiniai laikraščiai. Saulė žemės motinėlė mus globoja rūpestingai, siųsdama po spindulėlį, ji visiems kasdieną linki. Žoliai prasikal pro lapą, žiedui skleisti svaigų kvapą, medžiui kelt žalias šakas, paukščiui kalbinti lankas. Dirvai supjavus ant rankų, upei atspindėti dangų. Man kiekvieną dieną augti ir kas rytą saulės laukti. Ir kas rytą saulės laukti.
O kodėl patiko? Patiko? O kodėl jūs neapžvelgite vaikiškų laikraščių? O iš tikrųjų, kodėl mes neapžvelgiam vaikiškų laikraščių? Man ir pačiam keista, mes jų nematom netgi iš ryto. Pasistengsim ateiti ištaisyti šitą klaidą, gerai? Gerai. Tvarka. O tau apskritai patinka televizijai? Patinka. Dabar aš gal pasikeisim jau vietomis su vedėja ir aš pristatysiu, gerai, tave? Gerai. Tie, kurie dar neatpažino ir dar nepažįsta žavios mūsų laidos pradžios vedėjos, pristatau. Tai yra Julija Jačėnaitė. O Juliją aš pakviečiau į studiją visiškai nesitiktinai. Visų pirma, rytoj tarptautinė vaikų gynimo diena, o antra iš tikrųjų Julija yra mano kolegė, laidos vedėja, tiesa, ta laida vaikams ir vadinasi Saulės zuikutis, taip? Taip. Kiek tuo metu dabar? 5. O kiek jau televizijoje dirbi? Aš dirbu jau 10 kartų esu buvusi. Jau 10 kartų buvusi, Taip. tai jau daug. Kadangi mes abu esam kolegos, galima sakyti, laidos vedėjai, tai ir mūsų pokalbis, man atrodo, šiek tiek turėtų būti profesionalus, ne? Taip. Mes kalbėsime apie televiziją. Kokios tau laidos televizijoje labiausiai patinka? Man patinka laidos. Labas rytas taip pat patinka. Aha, ačiū. Ir šiaip kitokios, taip? Taip. O iš laidų vedėjų, kas tau labiausiai? Žurnalistas koks yra televizijos tau labiausiai? Man sekmadienio ryto žurnalistas. Ir visokių laidų. Tokia. Tu jau sakei, kad nemažai dirbi televizijoje, esi jau didelė, o kaip galvoji, kuogi tu būsi, kai būsi jau visiškai didelė? Aš būsiu vaikų auklėtoja. Vaikų auklėtoja, taip. O žurnalistė nenori būti? Ne. O kodėl? Nepatinka tau dirbti tokį darbą, ne? Nepatinka. O ką geriau vaikus prižiūrėti, ne? Taip. Tai ką, sėkmės tau, linkiu labai dideliai gražiai užaugti ir bežiūrint vaikus, kai kada ir ateiti į televiziją, gerai? Gerai. O, prašau. Ačiū tau. Ačiū. O mes tęsime laidą toliau.